Sveiki visi! Šiandien kalbą pradėsiu aš. Mano senelis Algimantas to padaryti negali. Jo kalbos žinoma būdavo nuostabios, įkvepiančios ir įdomios, tačiau nebūdavo pačios trumpiausios. Visada kažko netenki arba kažką gauni. Dažnai per didžiąsias metų šventes, kol gaudavau atlaužti kalėdaitę ar sudaužti maršrutį, maistas jau būdavo beveik pasiekęs kamuolio temperatūrą. Nepaisant visko, mes su Ieva norime padėkoti jums visiems, kad šiandien esate kartu čia su mumis. Juk be jūsų šitą šventę, mažiausiai būtų buvusi netokia prabangiai solidi. Darė į Narvą, atvedė, sakė, bus fotosesija ir dabar sėdim čia, uždaryti parai su 2 kokteiliais. Bus Battle Royale dėl 2 kokteilių. Vienas kokteilis. Situacija kol kas prasta. Iš esmės išeities nėra. Nežinau, ką darysim. Aš dar irgi turiu... Prie mūsų stalo buvo žmogus, kuris užsisakė antį, jam nepatiko ir jis apsikeitė maistu su kitu žmogumi. Tai vat, kartais reikia planuotis iš anksto. Ten dabar yra po 5 valandų miegos. Po 5 valandų tikrai daugiau negu pusę. Jo, po 5. Jos nori pašokti. Mums už pėdukų ir opa. Kur žiūrėt? Lala! Whatever, whatever. Ai, mamacita! Reikės mikrofonas. Iš tikrųjų nesvarbu. Aš jums taip pasakysiu, kad turiu paprieštarauti dančiam. Vestuvės nėra, kuo jinai patūsin. Čia visai kitas reikalas. O reikalas yra toks. Patūsin gali, žinai, penktadienį po darbų. Įpisęs tą išgėręs, tai yra Grinbergeno 1-2 bokalus. Paskui 15 šotų įvairiausių, sanadorė, viską. Čia yra patūsinti. O vestuvės, arba ženatvė, tai ir ne penktadienis. Šeštadienis taip, penktadienis ne. O kas tai yra? Klausimas visada. Aš žmogus esu pabuvęs vestuvėse. Ir paskui labai ilgai galvos apie tai, kas tai yra. Ir susidūrė su visada, žinai, realybė, kurios daugumai čia nesupras. Nu, Antanai, ką tu čia? Su 2 dukrom, taip sakant, makaluoji, taip sakant. Neaišku, kur dar. Kaip dabar atsimenu? Triukšmas, riksmai kažkokie, kraujas taškosi, viską... Baltos lempos dega, viską. Žiūriu, aš galvoju, ką jie čia plėtaro, čia laksta į dešinę, į kairę. O taip aš gimiau. Jo, tikėjimas yra toks. Vyriukai, pajauskim atsakomybę savo žingsniuose, ypač tie, kurie yra
yra, ta prasme, šeimuose vyriausi ir turintis nešti atsakomybę ir pavyzdį, rinks tos, taip sakant, nelengvos dalios, pabūto jaunuoja ar jaunaja, tai nėra taip sunku. Tai va, ir tos svajonės iš tikrųjų, jos gali pildytis. Ir tiek taip, šiais laikais, viskas įmanoma. Bet aš iškentėjau dacherą metų. Dacherą ir dar galiu, buvo nelengva. Ir aš manau, kad čia nėra taip sunku. Čia, ne maratoną bėgti. Ir ne. Tai va, prašau, jeigu apsisprendė, dirbk, daro viskas, technika, viskas, ką nori, taip toliau išgerk. Tai va. Taip sakant, manau, kad atgal kelio nebėra jau. Viskas. Pakeliam! I'm a scat man! Servetėlės į rankas! Jo, sakė, bus labai chill, bet yra karšta, aš nesuprantu. Aš turiu pastebimą, kad labai garsiai buvo, bet visai faina. Šiaip tai buvo legendinė Mindaugo Poliansko kalba. Jo kalba. Ir labai gera rezumė buvo. Kokia buvo rezumė? Čia ne mano kalba? Ne, buvo... Ai, čia aš Pimpi... Ne. Pirim, pim, 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 pim. Ai, I'm a scat man. Čia taip užsibaigė kalba, tai mums patiko, iš taip pasijau. Вечер только начинает в разгар входить. В принципе, народ чуть-чуть разогревается. Ну, в принципе, я уже разогретый. Я всегда разогретый. Мне всегда весело. Я всех люблю. Jeigu tai yra apie jūs, draugai, atsistokit. Jeigu tai yra apie jūs, atsistokit. Okay? Va, tėvai stovi. Jo, jūs irgi, ne? Kas juos sieja? Kas juos sieja? Tai ten irgi stovi. Apie santuoką galvoju. Tai kas sieja? Susitvarkė. Jo, stovi. Viską, myliu jūs labai, džiaugiuosi už jūs, švenčiam šiandien jūs meilę, džiaugiuosi. Tai va. Ne, šiaip džiaugiuosi, mane bandė tilyti, bet manęs neužtilis, tikrai ne. Ir aš tiesiog šiandien džiaugiuosi, švenčiu ir myliu, džiaugiuosi, sveikinu, dėkoju, ačiū labai. Laikau. Tiesiog žuvyzų. Svajonių jaunikis, nelaimikis. O galėjai pajudėti kaip žuvis? Duokit kempą! Она уже как гречанка. Че, что, Джугас уже начинает раздевать? Ой, что тут? Ну, простите. Алло. Aš biškį pergyvenu, aš tikrai biškį pergyvenu. Ieva sako, kad jinai pergyvena, kad jinai pergeria. Aš 2 margaritas išgėriau, nejuokauju. Nepaisant to, mūsų šokis bus tobulas. Mūsų paslaptis, nieks nežino, koks turi būti mūsų šokis. Mūsų šokis bus toks, kokį mes jį padarysime. Jeigu bus klaidų, tos klaidas žinosim tik mes. Tequila! Mes nesiparinam, varam pašokam šokį, o tada vadėva rock'n'roll! Rock'n'roll! Mačiutė! Rock'n'roll! Labą dieną! Kaip sekėsi? Aš labai tikiuosi, kad Džiugas pakels sielų. Metų šokis turi būti. Metų renginys, metų šokis. O valsas bus? Džiugas, tikiuosi, kad tas šokis nebus paskutinis ir jis tęsis dar daug metų.
Čia, Aleksai, ranka čia. Muzika gerai, didžėjus žiauriai įsijautęs, man tas labai patinka, kad didžėjus labai džiaugiasi. Barbariukas, duok prašau. Komentarą, ką aš galiu pasakyti? Sveikinu ir laimės. Pala, apie šokį. Ar šokį? Jūs laukit šokį? Apie šokį aš laukiu. Dabar einu telefoną pasimsiu ir reikia nufotografuoti. Davai pažiūrėkit, nufilmas Jonas. Gerai, o paskui atsiųs man. Taip, o jūs išgerkite. Gerai. Vse, važiuojam. O paskui atsiūs man. Gerai. 3, 2, 1. Gražus dalykai dėsis. Šokis pavyko mums... Agon. Visiškai 10 iš 10. Tiesiog pašokdinom publiką, pašokom patys, susilaukiau komentarų ir komplimentų tiek, kiek nesu girdėjus per savo šokių karjerą. Ieva вообще tokia va, pati gražiausia princesė, karalienė, Džiugas jos princas. Man yra labai smagu ir iš tikrųjų tai gal dėl to, kad labai jaučiasi, kad čia mes švenčiam meilę ir čia visi tokie meilūs, draugiški, faini, smagus. Ir aš tai iš tikrųjų noriu, kad tai nesibaigtų, nes šokio aikšteliai mačiau jau kažkas tenais nesutarė. Girdėjau ten tokių dalykų, kas vyksta jau jaunikiui, kažkas atsitiko. Tai aš tikiuosi, kad mes išliksime civiliški ir pasilinksminsime daug
maloniau negu iki šiol. Šitose vestuvėse matėm visko, matėm šokių, matėm dainų ir matėm bankę. Jauniukui, taip. Tai buvo šokiai. Jeigu yra šokiai, tai jums reikėjo matyti, jaunieji šoko, tikrai jam buvo dėl ko labiau nervuotis negu tai, kaip jie atrodys. Bet viskas gerai, vėl nėra visai chill, aš prakaitas bėga, atrodo, aš čia duobės kasu, bet šiaip viskas gerai, muzika geri, perėjimai diskotekos lygio, bet diskoteka yra tai, ko būtent šiuo momentu mums reikia. Aš manau, kad viskas, galim kvasinti, ne, Džiugai? Galim kvasinti. Aš jau kvasinu. Jau kvasinė. Ieva, Džiugai, užsimerkit, prašau, ir pažadėkit, kad neatsimerksit iki tol, kol aš jums nepasakysiu. Ir štai Simono Daukanto gimnazija, čia viskas buvo kitaip. Miesto centras, visi geria kavą kafeinę, rengėsi stilingai. Papa mūsų susitikdavo mieste. 10 klasėje ją priskyrė C klasiai, bet teoriškai ji priklausė ir B klasiai, kur mokėsi Kornelija. Ir būtent B klasėje buvo Džiugas. Dar 11 klasėje Džiugas pastebėjo Ievą, jam ji iš karto patiko, nors progų bendrauti buvo labai nedaug. Tik klasės valandėlės, pertraukos ar draugų susibūrimai. Per Miglės gimtadienį jis net prisipažino, kad Ieva jam patinka, bet atsakymas buvo aiškus. Ačiū, bet aš turiu vaikiną. Po kurio laiko viename vakarėlėje Ieva jau prasitarė, kad yra laisva. Kaip jis sako, čia turėjo būti ženklas, kad Džiugas gali ją kabinti, bet Džiugas kaip tikras vyras pagalvojo, aš jau kartą buvau prisipažinęs, atsakymo negavau, tai nesureikšminau. Ir tada atėjo lemtingas vakaras. Barboros gimtadienis. Sausio 19, data, kuri dabar minima kaip jų oficiali sukaktis. Didelis house party, šokiai Rūsyje, pirtis, baseinas ir staiga jie liko dviesi. Ieva ir Džiugas. Ieva jau buvo pasiruošusi bučiniui, bet čia įvyko netikėtumas. Džiugas ją sustabdė ir pasakė, jei nori bučinio, turi pažadėti, kad nueisi su manimi į pasimatymą. Apsikabinkit stipriau. Ieva nustebo, net šiek tiek pasijuto apgauta, bet galiausiai sutiko. Ir kitą dieną jie jau buvo pirmajame oficialiame pasimatyme. Ir tas pasimatymas, draugai, buvo labai neįprastas. Jie ieškojo įrangos chameleonui. Nes jūs, kaip gerai žinot, Ieva iš Maroko parsivežė kontrabandą chameleoną. Nuo to laiko jų gyvenimas sukosi kartu. Juokas, gamta, vakarėliai, nuotykiai, o galiausiai gyvenimas po vieno stogu. Džiugai, pasakyk savo žmonai, aš tave myliu, mažutė. Ieva, pasakyk Džiugui, mano vyre, aš tave irgi labai myliu. Po 5 metų laukia ypatinga vasara. Abu išvyko į Ameriką pagal Work and Travel, dirbo mažame Kolorado miestelėje, o vėliau planavo keliones. Bet Džiugas turėjo dar vieną planą – pasipiršti.
Žiedo dydžio istorija verta atskiro filmo. Pirmiausia, jis bandė spausdinti šablonus iš interneto, bet slapta pamatuoti nepavyko. Paklausė tiesiai. Ieva įtarė kažką ir klausė, kam tau reikia? O jis atsakė, šiaip savo. Per Ievos gimtadienį, kai ji užsnūdo, jis tyliai nuėmė vieną iš 7 ant bevardžio piršto nešiojamų žiedelių. Operacija pavyko, misija įvykdyta. Beliko nupirkti žiedą. Denveryje, kol visa kompanija apsipirkinėjo, jis su draugu slapta nuėjo į juvelyrikos parduotuvę, bet pirmas bandymas nepatiko. Žiedas buvo nevertas Ievos rankos. Antras kartas buvo sėkmingas. Išrinko gražų žiedą. Tiesa, kiek per didelė, bet kam rūpi tokias smulkmenas, kai akimirka pati svarbiausia. Ir štai rugsėjo 11, Bryce kanjonas, žygis, nuotraukos, draugai, o kišenėje žiedas, kuris sunkiau spaudė ne kelnes, o širdį. Džiugas atsiklaupė ir Ieva, kiek sutrikusi, bet su šypsena pasakė. Draugai, mes jums linkim viso, kas geriausia. Mes linkim jums, kad Palijanskų šeima tik gausėtų, kad būtų daug mergaičių, berniukų. Ir kad Džiugas galėtų treniruoti visą futbolo komandą. O dabar, Ieva ir Džiugai, atsimerkit. Ši ugnis, mūsų šeimų šiluma, mūsų meilė, mūsų patirtis. Ji degė mūsų namuose, šildė mus ir džiaugsme, ir liūdesy. Ir šiandien mes perdodam ją jums, į jūsų šeimą, kad degtų, šildytų jūs, kad jūsų namai būtų tokie, kur visada norisi grįžti. Saugokit šitą ugnį. Malkos tik nekainuoja. Kad niekada neužgestų, nei šaltą žiemą, nei karštą ginčą. Tegul kibirkštis geriau žydinys praksi negu santykiuose. O jeigu kartais prigestų, mokinkit ją. Ir Tom and Jerry yra kam žiūrėti. Mokėkit ją užkurti. Nesuprantate, aš galiu jums aiškiai paaiškinti. Пальцем показать. Būkit laimingi. Mus sieja labai daug istorijų, labai daug prisiminimų. Ir aš esu tokia laiminga, kad jūs dviese esate tokia stipri komanda, kuri mus, visus draugus, tiesiog sujungia į vieną chebrą. Keistas tas gyvenimas. Vieną dieną sėdi su žmogum pradinės klasės suole, o kitą dieną jau šalia jo vestuvės. Nors augant tikrai su Džiugu buvo kartais pykčių, pastumimų viens ant kito, bet tikrai labai esu dėkingas, kad turiu tokį ypatingą draugą kaip tu, Džiugai. Tikriausiai nėra nei vieno kito tokio nuoširdaus ir visada norinčio padėti draugo. Mes turime tokią 7 draugų grupelę, brigadą, kaip mes vadiname. Kartu visi augome nuo pradinių klasių, nuo bėgiojimų mokyklos koridoriuose, iki pirmų cigarečių pabandymų, net va, iki pirmųjų vestuvių. Ne kiekvienam tai pasiseka išlaikyti tokią grupelę draugų, bet jeigu ne Džiugas, gali būčiau aš nutolęs kažkiek nuo visų. Būčiau pradėjęs mažiau bendrauti, bet Džiugas buvo tas žmogus, kuris mane atgal įtraukė į šitą alkoholikų būrelį.
gyvenimas būtų daug mažiau spalvotas, nuobodesnis, pasenęs tikrai nebūčiau turėjęs ką ir papasakoti anūkams, jei ne šitie 6 žmogeliai. Ir taip mes visi smagiai augom, malėm šūdą, bet tada atsirado Ieva. Ir viskas sugadino. Ne, juokauju, Ieva. Tu tikrai nuostabi panelė, moteris esi, Ieva. Džiugui tikrai labai pasisekė. Tikrai, dažnai gyvenime būna, kai žmonės susiranda antrą pusę, pamiršta draugus, pradeda leisti tik dvies. Ir tikrai labai gražu. Bet dar yra gražiau, kaip sugebėjot padaryti jūs. Sugebėjot atrasti laiko ir tik savo, bet niekad nepamiršot ir draugų. Viską labai tobulai sugebėjot suderinti. Puikiai tiesiog Ieva įsitraukė ir į mūsų gyvenimus. Ne kiekvienas žmogus taip sugebėtų įsitraukti į žmonių būrį ir taip su visais sutarti. Nelengvas darbas moteriai įsitraukti į tokią gyvulių bandą. Ji padarė tikrai didelį paslaugą visoms dabartinėms ir būsimoms mūsų grupelės moterims. Pramušė ledus, įvedė truputėlį tvarkos. Tikrai, kai dabar kažkur varom visi kartu su visų merginom, daug smagiau atsikelti tvarkingai. Aišku, kartais norisi pabūti ir gyvuliais, be moterų, išlieti tą vyrišką kiaulę. Bet labai smagu, kad Ieva tikrai visą laiką supranta ir nepyksta, jei Džiugas varo pabūti tik su mumis. Šiaip su Džiugu ir Ieva tikrai nemažai teko laiko man praleisti. Gyventi kartu, kartais būdavau kaip trečias ratas, kaip vaikas. Džiugo ir Ievos santykių pradžioj 3 varėme į Ameriką. Aš dar buvau nepabrendęs, truputėlį buvau kaip vaikas. Tai Džiugas ir Ieva man buvo kaip Amerikos tėtis ir mama. Ir lėktuvų bilietų supirko, namus išnuomavo, kelionės apnavo, vedžiojo. Žodžiu, aš kaip vaikas tiesiog keliavau. Galiu pasakyti būsimiems seneliams ir jau esamiems, būkit ramus, tikrai, kai jau norės būti tėvais, tai bus tikrai labai geri tėvai. 4 kokteilis, vakaras pabiški juda yra 10:55, viskas pagal planą vyksta, labai smagiai pašokam, labai gerų kalbų išgirdom, liudininko išvis 10 iš 10, labai skanus kokteiliai, visai neblogai pavalgiam, vakarėlis juda, tikėkime bus tik geriau. Match point for Ogrius, and the last chance for August Vashua. Paskaičiai. Du vienas. Eik tu savo, blema, 3-0, atiduok, bet, pala, čia dar ne viskas. Džiugai, šiandien diena tiesiog mūsų džiazas. Visiškai mūsų rock'n'rollas, kurį mes išgyvenom nuo ryto iki vakaro. Mūsų draugai, šeima, tu ir aš, mūsų meilė. Visko buvo šią dieną. Važiavom per viską ir galvojom, kad, galbūt čia kažkas negerai, gal čia kažkas. Taip. Nepaisant nieko. Nepaisant nieko,
Mūsų vakarėlis gavosi 10 iš 10. Top. Ir jis dar nesibaigė. Ir dar 10 iš 10 šautauta. Aš norėčiau paduoti Ta mūsų prasme- videografui Jonai. Jonai, shout palinksėk out. aukštyn žemyn. Palinksėk į kairę dešinę, nes ne visą laiką buvo viskas gerai. O! Super! Ką, Jonai? Mūsų šventė. Užfiksuok šitą. Aš žinai, kaip Gustavo enciklopedijų da. Kaip skanu, kaip gardu. Šita mūsų šventė yra pati skaniausia. Aš esu Dovydas, pagal Majų kalendorių aš būsiu miręs, Majų kalendorius jau negalioja. Ačiū, viso gero, sveikatos.